Smagu, kad bendraujate, smagu, kad rašote. Iš tikrųjų, problema yra, kaip pastebėjau, ar nesėdimas darbas, dauguma, kas su mumis judate, pečių juostos problema. Taigi mes pagalvojame, kad jums visai praverstų savimasažas. Ir mes trumpai turėsit jūs šį įrašą atskirai. Jums tik tai reikės įsigyti lauko teniso kamuoliuką, kuris jums pravers ne tik namuose, bet jeigu turit galimybę, galit nusinešti ir į darbą. Turint laisvą minutėlę, būtinai galėsit pasimasažuoti. O jeigu jums pyktis ir pamėtyti sieną arba paspaudyti, ne, jeigu ima pyktis, nerimas, galim pasimti kamuoliuką, turėti ant stalo ir tiesiog jį paspaudyti, tą pyktį, nerimą išspausti. Taigi, pradėsime savimasažą ir bus dvi padėtis. Viena bus prie sienos padėtis, kuria galėsim išsimasažuoti nugarą, atsistoję, ir kita bus padėtis gulint. Gulima padėtis. Atsigulam ant nugaros, sulenkite kojas, dedamės kamuoliuką ties mentim. Na, moteris panašiai ties liemenuko, ar ne? Taip, dabar va. Opa. Taip. Taip, pasisukam šiek tiek į priešingą pusę, kad nukrauti krūvį nuo nugaros ir kamuoliuko. Taip, ir atradę padėtį, pirmiausia, išmasažuojam tą dalį. Taip, išmasažuojam. Vėlgi, neleiskit kamuoliuko ant kaulinės stuburo dalies. Taip. Vėlgi, 10-15 kartų išjudinam, išmasažuojam. Judesys nėra didelis. Aukštyn, žemyn. Aukštyn, žemyn. Gerai. Atradus skausmingą tašką, galima papildomai jį išmasažuoti. Taip pat galvą galite dėti į delną, taip pat palaiduosite kaklą. Jeigu jaučiate ar skausmingą tašką, galite palaikyti šiek tiek. Jeigu tas skaudamas taškas nėra toks ryškus ir skausmingas, atveriam ranką į šalį ir lyg norėtumėm save apsikabinti. Vėlgi, į šalį, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Taip, 10-15 kartų. Vėlgi, pavažiuojam arba tiesiog pasitraukiam ranką, kitą tašką. Taip, galim sulenktą ranką į viršų ir žemyn. Į viršų, įkvepiam, iškvepiam žemyn. Taip. Gerai. Kita padėtis. Galim į viršų kelt ranką ir leidžiam žemyn. Kaip angelą ant sniego darom. Į viršų ir žemyn. Įkvepiam. Iškvepiam žemyn. Dar viena yra padėtis, gal kažkam bus patogiau, dedam ranką kaip atramą šalia savęs. Taip, ir kitą ranką atveriam į viršų ir leidžiame žemyn. Su kvėpimu į viršų ir žemyn. 10-15 pakartojimų. Vėl pasikeliam kamuoliuką, aukštyn kitą tašką, į viršų ir aukštyn. Į viršų, pažiūrėkit, kur yra kamuoliukas, taip. Prie stuburo šono ir žemyn. Taip, galim vat viršutinę ranką, jeigu nepasiekėte, pasikeliam. Taškas. Į viršų ir žemyn. Pasiverčiam gražiai ant šono, tiesia nugarą ir atsikeliam. Aš tai tikrai labai gerai jaučiu, kamuoliuką jaučiu. Aš manau, kad lygiai taip pat jaučiate ir jūs, taigi nepalikite jo namuose, jeigu turit galimybę, imkite darbą, neškite su savim ir laisvu laiku būtinai prasimasažuokit. Į sveikatą.